Labas visiems. Čia mano antras videos, surikas, jeigu ilgai nefilmavau. Nekreipkite dėmesio, kas čia. Aš pati nesuprantu, kas čia man atsitiko. Man visi sako, kad aš kažkaip susižeidžiau, bet aš nežinau, kas čia gali būti. Žaidžiu. Tai jo, visos pamokos šiandien šitas nebuvo geras, man nepatiko. Ir aš dabar pas tėtį nuvažiavusi. Va. Ui. Čia toks mano kambarys. Nu, aš esu savo broldinas. Taip, čia mano katinas Pukis. Pukis, žiūrėk. Va, taip. Pukis. Tau patinka? Žodžiu, čia mano katinas Pukis. Aš dar pas tėtį turiu dar vieną katiną Molę, nu, katytę. Ir turiu šunį Kuperį. Tai ja, aš jas visus labai myliu. O jo, aš noriu kai ką parodyti. Gerai, dabar mes eisime į apačią, nes va čia yra kambarys ir jis yra viršui. Tai jo, mes dabar esam apačioj ir šiandien man tėtis nupirko tokių dalykų. Čia kinietiškas skanėstas. Ir jis labai skanus. Ten tokias kaip lazdelės. O, Pukė, atsyk. Ja. Žodžiu, ten yra kinietiškas lazdelės, kurios yra labai aštrios. Ir man jas labai patinka. Aš šitas negaliu pakęsti aštrumą. Tiesiog taip sunku. Ir jos labai aštrios, netgi mano tėtis sakė, kad jis labai aštrios, bet jis labai skanios, tai gal jūs žinote jas, iš Maksimos nusipirkau, aišku, Maksimą nustabi. Tai jo, aš manau, gal aš rytoj gaminsiu tankhulu, jeigu jūs žinot, kas tai yra. Aš jau greit varysiu miegoti, nes visai vėlu vakare. Tai jo, labas. Labas rytas, žodžiu. Aš atsikėliau prieš 4 valandas, jo, po 7:04 atsikėliau ir dabar yra 11. Tai. Bet aš negalėjau dar filmuoti, nes visi miegojo ir jo, ir aš net negalėjau daryti daug triukšmo. Aš jau pavalgiau pusryčius, viską tokio. Mano katytė Molė grįžo, aš jums ją galėsiu parodyti. Ji nėra katytė, jai 5 metai, bet nesvarbu. Ir žodžiu. Ir čia aš jau kitam kambarį, jeigu pastebėjot. Nesvarbu. Šiandien jau valgiau pusryčius. Omletą su pomidorais, va, taip vadinasi. Ir aš gaminsiu tankhulu šiandien. Tai jo, aš gaminsiu vynuogių tankhulu, bet aš dar žymiai vėliau darysiu. Tai ne vakare, bet dienos laiko. Dabar einam į apačią. Gerai, dabar mes einam į apačią, aš jums parodysiu mano katytę Molę. Pukis dabar nenamie, jis išėjęs į lauką. Bet jo, va, aš jai pastačiau tokį daiktą ant fotelio su dekiu. Ir pažiūrim, kaip Molė ten vidai. Aš nežinau, ar jūs matysit. Na, Molė. Ne, nesimato. Aš žodžiu. Štai, čia mano katytė Molė. Ne Molė. Čia Molė. Aš ją labai myliu. Ne Molė. Jai nelabai patogu. Nekreipkite dėmesį į pašalinius garsus. Pukis dabar nenamie, jis nuvarė į lauką. Oi, sorry Molė. Va, ten Molės tas sostas, kur aš jai pastačiau. Jei ten labai patinka, tai aš ją ten nunešiu. Žiūrėkite mane. Gerai. Aš Molę padėjau ten. Nu, aš ją vadinu Moliulę. Taip, va. Ten Moliulė. Mano plaukai labai neiškuoti dabar. Aš mėgau viską. Taip pat tai. Šiandien aš gaminsiu tankhulu ir bus labai skanu. Aš
Jeigu jūs nežinot, kas tai yra, tai aš jums dabar papasakosiu ir aš pasakysiu, kaip gaminti. Tai pirmą reikia turėti pailgų, dėl tų krapštukų tokių medinių. Ir vienas galas smailus, ir jų turėti daug. Tada turėti vaisių arba kodą, kokią nori. Dažniausiai gaminama su vynuogėm arba braškėm. Ir aš gaminsiu su vynuogėm. Aš gaminsiu su besėkliam vynuogėm, nes aš nemėgstu su sėklių vynuogių. Ir tai aš paimsiu savo vynuogės, aš jas paklausiu. Ir aš turėsiu su vieną pagrindą pasiimti, čia yra pagrindas. Ir paimsiu savo vynuogę ir uždedu kažkur gal 3 vynuogės, gal 4. Ir tada pasiimu puodą ir jame išveriu 1 stiklinę vandens ir 2 stiklinės cukraus. Bet aš nedarysiu puodė ir aš nedarysiu tiek daug, nes man nereikia. Aš gaminsiu truputį mažiau ir aš gaminsiu puodukę, ne puodėje. Mane pertraukė plakta grietinėlė. Taip. Žodžiu, tai išvirsiu tą cukrų ir vandenį ir aš visada virsiu iki kol jis burbuliuos, taip, bus oranžiniai rudas, bet aš nenustosiu virti, jis virs ir aš tos uždėsiu ant pagaliuko vynuogės, aš įmirkdysiu į tą tokį kaip karamelinį sirupą tada ir aš įmirkdysiu, viskas užsiliesti, greit ištrauksiu ir aš būsiu pasiruošus dubenėlį su lediniu vandeniu ir daug ledukų. Aš 5 sekundėm ten įmirkdysiu, tada ištrauksiu, truputį nuimsiu tą vandenį, kratysiu švelniai ir tada uždėsiu ant servetėlės ir nusausinsiu. Ten padėsiu gal 3 sekundėlėm irgi ir tada ant lėkštės uždėsiu ir aš daug tokių gaminsiu ir po to mes viską valgysim. Ir bus labai skanu. Tai jo. Kaip skanu. Reikėtų, kad tai būtų šalta. Bet nesvarbu. Taip. Aš labai laukiu vasaros, nes tada nebus mokyklos ir bus šilta. Ir jo. Tai aš nusipirkau gerų naujų dalykų. Ir aš jums galėsiu parodyti, ką nusipirkau. Tai jo. Man reikia teisiškas plakas, bet aš labai tingiu. Tai jo. Nenoriu prūstas. Gerai. Dabar kitas kadras bus, kai aš jau darysiu tam hulu. Bye bye. Labas visiems, žodžiu, vėl. Dabar jau dienos laikas, dabar 3 valandą. Ir dabar mano vynuogės atvažiavo, tai aš varau gaminti tam hulu. Štai, dabar aš pilu, čia yra, va, čia verda mano tas dalykas ir dabar aš darau ledinį vandenį, čia ledukai, va, dabar aš dedu ledukus į... Aš tave ištrinsiu. Aš moku. Aš profė. Ir... Aš pridėsiu kiekvieną vynuogę po vieną. Bet ne tokį visą dalyką, o kiekvieną po vieną nuėminėsiu gražiai, kad būtų, žinai. Gal šiaip ir būtų logiškiau čia jo tokiuose daryti. Nereikėtų važiuoti toli. 2 vynuogės, aš nežinau, kaip bus dabar. Bye bye. Dabar tiek vynuogių. Aš neskaičiavau kiek, tai aš nežinau, kiek čia yra. Bet taip įmanoma, ne? Viskas. Ne. Suruošta? Aš nežinau, Aš galiu iškart ant pagaliukų kunigas yra vienas krapštukų paskirtas, uždėti šitas vynuoges. jisai kitų neleidžia. Tas sirpas pradėjo truputį burbuliuoti, bet nelabai. Aš labai daug. Va, aš 3 uždėsiu. Ir jo, nes mums reikia vietos, kad laikytume šitą. Nes jeigu tiek, tai buvo, aš neturiu tokio milžiniško puodo ir tiek daug sirupų, kad tu visų tiek daug turėčiau žodžiu.
Aš turiu tokią klasiokę Paulą, ji mano draugė. Ir, žodžiu, aš gavau jos numerį neseniai. Vakar, jo. Vakar gavau jos numerį. Ir mes labai daug susirašinėjom. Ir jie labai draugiškai sakė, kad jie mano žiūrėt mano video ir čia didžiausia fanė. Tai ačiū Paula. Ji labai draugiška. Bet kažkaip kai kurie žmonės to nepastebiu, bet aš tai viskas pastebiu, nes jie realiai tokia draugiška. Aš suspausiu rankas. Lukas grįžo. O, tu murkis. Ten nelies, nusideginsi. Aš pabandysiu, bet maistą dar kol kas nesigauna, dar pilnai neužgeria, bet aš negaliu išlaukti. Užpernai aš po to ir pradėjau rūkyti. Ai, Čia naujausias? Dar truputį reikia. Pas tave yra naujausias. Bet jis gaidys. Stringa labai užkas. Ai, nu ne. Bet tas pirmas ten geresnis, aš seną turiu. Reikia. Jo, man pirmas. Ne, antras. Aš tik per tą laiką galiu pavalgyti. Ai, aš nebesigaunu. Čia turiu omeny, kur prie Lidlo ir Maksimos iki 10 tokiais važiuoja. Tenais renginiai vyksta, tarp kažkokie, kai būna koncertai įvairūs. Galima netgi važiuoti, kas ten vyksta. Kur nors koncertuoti. Nu va, o po to eitų grįžimas čionais. O va. Ir tada šitą geriau. Buvo prie laužo susėdė ir tipo, meilė, žinai. Ir kiekvienas, varo ir sako, kas kamerame. Oi, aš turiu galėčiau paparti, galėčiau užleisti. Labiau suartinti žmonės, kad būtų tas bendravimas. Pirmoji veikia, kai susitinka giminės konsusitikinimas. Žodžiu, aš pabaigiau viską gerai, man čia. Keturi medžių sodinimas ir čia užtruks laiko. Reikės ir duobės iškasti, reikės ir paruošti. Nu tai duobės išsikasim jų. Žodžiu, aš tikiuosi, kad tas video visas girdėjosi, nes buvo labai daug garsų, ten pas mus svečiai. Aš nesu garsus žmogus, tai aš... Tai mano brolis. Žodžiu, čia yra ramus kambarys ir aš čia galiu būti ir filmuotis. Tai ten buvo labai daug triukšmo ir aš nežinau, ar aš girdėjausi, bet aš tikiuosi, kad girdėjausi. Aš pagaminau ten hulų. Buvo labai sunku, man buvo tiek daug failų, aš visą valandą gaminau, bet video žymiai trumpesnis. Tai jo, vis tiek šitas video visai ilgas. Tai parašykite į komentarus, ką man dar galima postinti. Ir jo, man jausmas, kad čia viskas. Tai. Pastačiau savo stovą, dabar jis taip stovi. Ir jo, čia pabaiga video ir aš tikiuosi, kad jums patiko. Tai jo, ate!